Treneri, kad Juventus 15 metų iš eilės iškovoja pergalę čia, viskas aišku turbūt ir taip toliau, bet sakykit, kaip jums pačiam po kurio laiko be trenerio darbo sugrįžti pergalingai, ar tai yra kažkoks ypatingas jausmas? Pirmiausiai tai pasakysiu, kad 15 sezoną pradėjom su 15 taškų persvarą, čia simbolika tokia gavosi, kaip ir kad laimėjome 15 taškų. Bet kaip pats jaučiuosi, pakankamai normaliai jaučiuosi, taip kažkokių tai tokio virpulio ar kažko tai tikrai nėra. Nes jau per ilgas daug laiko esu buvęs toj padėti, kad čia per daug pergyvenčiau ir nežinočiau, ką daryti. O daugiau, kad apie komandą, jeigu kalbant šiandien rungtynės, tai pasakysiu, kad galime žaisti geriau. Buvom pasistatė tam tikslus, žinojome, kad ta komanda yra susistiprinus, kad yra 3 vietos Kazachstane laimėtoja. Žinome, kad stipriai pasikeitų su praėjusiu sezonu, daugiau yra užsieniečių, daugiau stipresnių žaidėjų. Buvo pakankamai ta informacija, kuri buvo gauta, jinai mums padėjo ir tikrai jie mums nepateikė netikėtumų. Trenerių rungtynės pradėt labai gerai, labai greitai įgijot 16 taškų persvarą, tačiau ketvirtame kėlinyje tokia intriga atgimė, kai liko 6 taškai. Atsipalaidavo komanda? Aš manau, kad vieni žaidėjai yra, kurie sugeba eiti nuo suolo žaisti, kitiems tai yra sunkiau. Ir aš stengiuosi žaisti aktyvesnę gynybą ir su didesnė rotacija žaidėjų. Tai, sakyčiau, ne visiems žaidėjams šiandieną pasisekė gerai gal įeiti į tą žaidimą. Ir to pasiekoje atsirado duobės. Bet vėl, kai sugrįžom į tam tikrą sudėtį, kurį matėme, kurį pakankamai vėl mes atsigavome ir vėl paskui pabėgome. Kontrolinėse rungtynėse šiokia tokia problema buvo tolimi metimai. Šiandien atrodo šitas ginklas veikia visai neblogai, ne? Tai aš sakyčiau dar pakankamai blogai. Dar pakankamai, nes aš tikiuosi, kad mūsų 4 numeriai, kurie čia pasiekoja ne dėl to, kad jie negali mesti arba neįmetė šiandieną, bet jie biškai nepasitikė savim, jie dar kai kurios derinius bedarydami nori eiti į automatizmą. Kai jie dar vidury sezoną po truputėlį jais geriau viską išmoks, susipažins su visam situacijom, jie, man atrodo, gal jiems kai kur buvo nelabai leidžiama tiek daug mesti, sakykime, gal dėl to tas pasitikėjimas. Aš jos baudžiu už tai, arba nebaudžiu, o tiesiog, kaip sakant, duodu priekaištus dėl to, kad jie nemeta laisvi, o jie gali mesti. Tai vat dėl tokios situacijos. O taip, tai komanda nėra, kuri negali pataikyti. Treneri, iki rungtynių su Lietuvos Rytu liko 2 paros. Ar daug spėsit įvesti kažkokių korekcijų žaidimą? Ar jų iš vis reikia vesti? Aš manau, kad mes nieko ypatingo labai. Mes gal koreguosim tam tikrus smulkias niuansus, sakysim, kadangi žais kiti žaidėjai prieš mus. Daugiau mes orientuosimės į priešininko žaidėjus, nei kiek į labai tos derinius, nes mes turim savo taisyklės, kurias po truputį mokomės ir, manau, kuo toliau tas, sakykime, suveiks tos taisyklės dar geriau. Ir svarbu jie žinotų iki automatizmo, kaip reikia girtis tose taisyklėse. O mes specialiai, kad kažką tai dabar per vieną dieną pasiruoš prieš Lietuvos Rytą naujus, dalykus tikrai nebus. Treneriui jums pačiam iki kaulų smegenų žalgiriečių rungtynės prieš Lietuvos Rytą bus ypatingos? Taip, prieš Lietuvos Rytą taip. Man ir dabar žaidžiant iš veteranus būna, prieš Vilnių žaidžiant veteranus irgi visada ypatingos.